Aurelijau, šiandieną tu naudingiausias rungtynių žaidėjas, dar vienas tavo nuostabus pasirodymas, 26 taškai, 36 naudingumo balai, šiandieną užtikrinta pergalė, išsineštas pirmas taškas ketvirtfinalio serijoje, kaip vertini šiandieną tiek savo, tiek komandos draugų, tikrai gerą žaidimą. Manau, kad labai gerai pasižiūrėjom į varžovą visų pagarbą, kaip sakau, gerbėm, buvom susikoncentravę. Treneriai, matau, padarė tikrai gerą darbą, visą rungtynių planą, viską. Tų klaidelių buvo, jų, manau, yra neišvengiama, kad žaisti be jų, bet tai čia ar tokiu skirtumu laimė, ar tu vienu tašku laimė, svarbu, tą pasimėm tašką ir viską, žiūrim toliau į sekančias rungtynės. Mačiau, visa komanda tikrai džiaugsmingai šventė 100-ąjį tašką, kiek pačiam tau reiškia irgi toks papildomas pergalės pasiekimas su papildomu prieskoniu ant viršaus. Turim čia savo viduje tų taisyklių, už tą 100 tašką tikrai norėjom, kai matom, kad rezultatas leidžia tai padaryti, tai būtų buvę liūdna, jeigu būtų to nepavykę. Tai dar kartą sveikinu tave su pergalė ir gerų žaidimų. Ačiū.